Sveiki visiems, čia vėl Loreta su kitu video. Šiandien dirbsiu su šviesiu kvarcu. Pažiūrėsim, kas pas mus šiandien atėjo. Aš jaučiu, kad iš praeitos nakties, į šią naktį buvo matyt ateinantis labai didelis saulės blyksnis, nes aš asmeniškai negalėjau užmigti iki 2 valandos ir aš girdėjau balsus ir sielą šnekančias, tai buvo tikrai atviras kanalas ten. Tai pažiūrėsim, kas šiandien pas mus atėjo. Man jisai prisistato kaip arhangelas Michaelas. Lietuviškai tikriausiai Mikalojus. Pažiūrėsim, ką jis nori. Aš matau didelis jo sparnus, tiesiog jisai atskrenda tiesiai prie mūsų ir tai dideliais sparnais ir artėja. Ką tu mums papasakosi? Jisai sako, dirbdami su šitu akmeniu ir su šitą energiją dabar, mes turime pravalyti savo mintis. Pragiedrinti, praskaidrinti savo mąstymą, kaip mes žiūrime į pasaulį, kaip mes elgiamės mūsų pačių poelgius. Skaitos viskas turi būti dabar matoma mums ir aiškiau suprantama. Jis taip aiškina. Aš vėl užsimerksiu. Žiūrėsim, ką jis man vėl pasakos, ar ką nors parodys. Aš jį matau taip aukščiau virš manęs, bet jisai su tais savo sparnais, jisai laikosi taip ore ir tie sparnai taip šiek tiek plazdena. Tokia šviečia aplink jį, viskas šviečianti kaip saulė. Jisai atrodo kaip saulė. Asmeniškai aš nedažnai dirbu su arhangelais. Tai vienas, va čia ir dabar iš naujesnių tokių, kurie pas mane ateina. Aš stengiuosi nebeklausinėti ir tiesiog, jeigu jie man kam nors pasiūlo ir man priimtina, tai aš tiesiog ir darau, kaip šiandien jie mane pakvietė nuvažiuoti netoli Eiburio. Ten yra nauja vieta, aš net nežinojau, kad ta vieta egzistuoja. Iki šiandien ryto aš tiesiog jutau pašaukimą kažkur važiuoti. Aš žinojau, kad ten bus netoli Eiburio, ant Eiburio važiuojant. Tai aš pasėmiau žemėlapį ir aš jau ieškojau tos vietos, ten kažkur, jie man liepė ieškoti aplinkui tenais tą teritoriją ir aš radau pavadinimu The Devil's Den. Šiaip tai pavadinimas man nelabai patiko, bet galvoju, jeigu mane kviečia, tai turiu aš važiuoti ir kažką ten pamatyti, ar pajausti, ar gauti vizijas, ar dar kažką. Tai va, aš šiandien pasėmiau savo dukras ir mes nukeliam,
kol suradom, tai reikėjo eiti per laukus, nes ten per privačią pievą reikėjo eiti, nes ten nedaeisi taip lengvai, ten nėra kur labai daug prisiparkuoti, kai prisiparkuoji, tai ten bent jau 1.5 valandos yra ėjimo. Tai mes nuėjom su mano merginom, pabuvom ir tiesiai šviesiai, tai ten aš nejaučiu, kad ten yra kažkoks, nežinau, kodėl jie pavadino ten Devil's Dent, skaitos velnio kaip ola, kaip dar kažkas. Aš asmeniškai nežinau, nes ten visiškai net nesijaučia, kad kažkas ten taip yra. Aš jutau, kad ten yra aktyvavimas trečiosios akies. Ten kaip dar aiškesnis matymas, skaidresnės ir būtent tenais aš mačiau ir kur dabar šnekam su Arhangelu Michaelu, tai aš jį ten ir mačiau, jisai atskrido, mačiau, kai aš meditavau. Tenais toje vietoje tų akmenų, keliasdešimt minučių, tai jisai tiesiog ir nusileido iš to dangaus. Jisai man jokios žinutės nedavė, jisai su manim nešnekėjo, tik tai aš mačiau vibracijas aplinkui, mačiau jį skrendant ir tiesiog keičiančius veidus aš mačiau. Bet aš nieko negirdėjau, jie su manim nešnekėjo. Ir jisai su manim. Tai va tik dabar su jumis, kai mes dabar darome video, jisai su manim šnekasi. Dar jisai nori pasakyti, kad visos sielos, kurios klausysite šitą video, tai tas video yra skirtas jums ir ar jūs patys labai tikintys esate į angelus, ar gal meldžiatės jam, o gal kai kurie dirba su jo energija. Tai va, žinutė yra jums, nuo jo, tiek pat ir man. Asmeniškai man jisai liepia, kad aš turiu dirbti su jo energija šiek tiek daugiau, tai tikriausiai jau pakeliui keliausime ir dirbsime kartu mes, kada jau man jau lieps jie meditacijos būsenoje dar, kur išvažiaus. Dabar žinutė visiems. Jisai nori patikinti, kad jie jūs girdi ir jie jūs mato ir jie stengiasi išpildyti visko, ko jūs pageidaujate. Aišku, tai energetiška forma, kad šitame 3D jinai materializuotų, jūs turite įsileisti tą energiją į save ir padaryti pirmus žingsnius ir tiesiog priklausomai nuo ko jūs prašote, tai turite tai ir padaryti pirmus žingsnius. Pavyzdžiui, jeigu jūs norite dirbti daugiau pinigų, tai jums ateis idėjos ir su jų pagalba mintis, kaip jūs galite daugiau užsidirbti, gal kažką naują pradėti, gal jums parodys kokią naują darbo vietą, kur bus jums geriau, ar tiesiog naują verslą pradėsit. Jeigu jūs ieškot mylimo žmogaus, tai jūs gal nuves ten, kur jūs jį susitiksit, gal ten, kur išvažiuosit, kur tikrai negalvojat, kad gali sutikti. Nes dažniausiai būna taip, kad mylimą žmogų sutiksi ten, kur tu visai nesitikė ir tada, kada tu visai net nesitikė. O jeigu, pavyzdžiui, gal norit pasikeisti būstą ar gyvenamą vietą, tai jie gal nurodys tą energetiškai jums daugiau palankesnę ar tiesiog jums energetiškai priimtinesnę vietą, kur jūs galėtume kažką nusipirkti ar pasistatyti, ar įsigyti butą.
Tai jisai nori pabrėžti tai, kad jie jūs girdi, jie jūsų klauso, jie jūsų norus pildo, bet jūs patys turite žengti tuos žingsnius, kad Freidai tai gyvendytų, nes jie atsiųs tą vibraciją, bet tai priklauso nuo jūsų, ar jūs ją paimsite, ar jūs ją atstumsite. Taip pat turite suprasti, kad jie visą laiką jums siūs tą vibracijas, kurios jūs įdedate į savo vortex ir siunčiate į visatą savo prašymus, ar ką norite pakeisti, ar dar kažką. Bet tai yra jūsų sprendimas tai priimti. Ar jūs priimsite ar neprimsite. Tai jeigu ateina kokia idėja ir jums jinai jaučiasi gerai, tai galite ir dirbti ant tos. Vadinasi, ten tas kelias, va šitas kelias jūs nuves ten, kur jūs norite, kad jums būtų geriau. Arba jūs galite tiesiog atsisakyti, aš, pavyzdžiui, nesijaučiu, kad aš noriu šito dabar, žodžiu, tai jie jums atsiųs kažkokią kitą idėją, po kiek laiko jums ateis viena, dar kita idėja, kurią gal bus jums palankesnė. Nes ne visą laiką turite sutikti su pirmom atsistom idėjom, nes tai yra priklauso nuo jūsų visų asmeniškai. Ką dar? Jisai dar nori pasakyti, kad su visų, pabrėžti, kad su visų energetiškais DNR, čia daugiau kaip galaktikos federacijos sritis, yra dirbama ir yra, jisai sako, pažadinti, taip, pažadinama jūsų DNR, tam lygiai, kad lėtai, vienu žodžiu, lėtai žadinama po truputį, kad ta nauja energija įsisodintų į jūsų kūną, kad jums būtų lengviau, kad jūs galėtumėt priimti kitą informaciją dar lengviau, kad nebūtų sunku priimti. Jisai dar, čia kokia specifinė tokia žinutė, jisai savo gal kai kurie pradės rašyti žurnalus, vienu žodžiu, eiles, kažką, va taip rašyti, žinai, kažką ant popieriaus, gal kažkas ir website sukurs, kur tiesiog rašys blogus. Jau čia kas jau kaip kiekvienas. Jisai dar pabrėžia, kad dabar prasideda toks daugiau kūrimo laikas, tų senų ideologijų tiesiog nustumimas, aišku, ne visų, aš nešneku, kad visų ideologijų, kas yra natūralu gamtoje, tu negali nustumti, tik tai kas yra mums pripiršta. Įdėta, kad tai yra taip, tai va tos ideologijos labai stipriai nukeliaus į šoną ir jos tiesiog, jisai dar sako, nebegali funkcionuoti šitoje erdvėje, nes jos tiesiog netitinka vibracijų, netitinka žmonės ir tie, kurie nori laikyti sielą žemai, tai jie stengiasi išlaikyti tą manipuliavimą ir plovimą mūsų visų nereikalingą informaciją ir duomenimis, kurie visiškai tiesiog nei viena, nei du, ir bus pakeista su tuo, kas mums tiesiog bus reikalinga. Ką dar? Jisai dar pabrėžia, kad mūsų visų gyvenimai tikrai pasikeis, ypatingai po rugsėjo, bet kad tikriausiai ateinantys metai
gal metai, gal 2, gyvenimas mums visiems pasikeis ir į gerąją pusę, kai mes suprasime, kad savo gyvenimus mes patys valdome ir aišku, tos šviesos sielos, šviesos darbininkai, kurie atskridę yra čia, tiesiog pakelti žemės vibraciją, pakelti žmonių vibraciją, to sielų, kurios buvo užstrigusios daugybę kartų. Tai mes esame čia tik tai atlikti savo misiją, prikelti giliai užmigusius, pažadinti ir pasakyti, ir tiesiog pranešti ir skelbti Dievo žodį, kas mes tokie esame ir ką mes galime daryti. Tai paklausim dar kažką, dar ką nors, kokią žinutę mums visiems. Man regis tiek šitam kartui. Nuostabios dienos, gerų įvykių ir iki kito karto. Ate?